Pati paroda, jinai, sakykime, yra tęsinys knygos, kurioje aš būtent plėtoju tas idėjas, klausiu savo kūriniais, kokia ateitis yra būtent tų mėnulio ekonomikos tyrinėjimų mūsų dabartinės klimato krizės akivaizdoje ir kaip tokį padaryti kilpinį ryšį ir apjungti tuos dalykus. Knyga vadinasi Sunless Seas of Ice, kuri taip pat vadinas kaip ir vienas iš ankstesnių praeitais metais pristatytų kūrinių, kuriame taip pat yra Islandijos peizažai atsiveriantis, ledynai tirpstantis ir tokia nuoroda į urvus, lavos urvus mėnulyje, kurie yra tyrinėjami ir ten gali būti, kyla tos idėjos ir kaip jos atsiranda, tos jungtis, tai viską padiktuoja pats peizažas ir pati vieta. Ir kartais gal net neturi tokių idėjų lįsti į urvą ir įsivaizduoti to lavos urvo, sakykime, tekstūras, kaip būtų panašu mėnulyje ir panašiai. Fotografinį archyvą, video medžiagos ir tai tampa būtent ta medžiaga, iš kurią naudoju kalbėti apie tos kitus dalykus, kurie nėra tiesiogiai susijęs su Islandijos peizažu, bet kažkaip atveria ten parodoje, kaip ir anksčiau, taip ir dabar aš kombinuoju archyvus, lendu į NASA's archyvus, iš ten ištraukiu nuotraukas ir jas kaip ir sudedu į tam tikrą dialogą su savo kūriniais, kurie atsidarys po vartų pristatymo Šiauliuose fotografijos muziejuje, kuri taip pat irgi remiasi ir atsispiria nuo Sunless Seas of Ice knygos ir ten po šitų 3 parodų, kurios netikėtai sukrito į vieną mėnesį, vyks solo paroda Vokietijoje vasarą ir planuoju ten pristatyti dalį tų darbų naujai sukurtų ir parodyti keletą video instaliacijų.